Ugnius irgi. Taigi, laba diena susirinkusiems. Šiandien mūsų apskrito stalo tema, ar turi Lietuva užsienio politikos prioritetus. Ir šiandien mūsų svečiai yra nepriklausomybės akto signatariai gerbiamas Vytenis Andriukaitis ir gerbiamas Rolandas Paulauskas. Iš tikrųjų, šitą temą, aš manau, kad aktualiai atsirado, kada ypač pastoviai mes gyvenam tokią užsienio politiką, kur savo vedamoje, kad kyla daug klaustukų. Na štai paskutiniai įvykiai, kada mums Baltarusijai taikomos Europos sankcijos tiesiai atsisuka mūsų ekonomikai, mes turim tik tai praradimus vykdydami tokias sankcijas ten ir galų gale mūsų prezidentės nevažiavimas į Lenkiją, aš nežinau kaip vertinti, gerai, negerai, bet kokiu atveju rezonansiniai tokie dalykai. Ir turėjom prezidentą Valdą Adamkų, kuris daug važinėjo po Kaukazą ir sukildavo daug klausimų, kodėl su kaimynais nebandom tų santykių gerinti. Audroniaus Ažubalio politika, vėl ten Azerbaidžianą su Armenija bando taikyti, kur daug klaustukų, kur ten mūsų pragmatiškos tos politikos, užsienio politikos dalykai atsiranda kokie. Ir šiandien, kadangi ten tikrai dėl objektyvių priežasčių čia neatėjo, tai Petras Auštrevičius, Egidijus Vareikis, šiek tiek kitaip pradėsiu tokią citatą, ir pasakykite, apie ką tai eina kalba. Amžinas vaikas su jam būdingais kompleksais, amžinai įsprausta tarp nevykstamai pranokstančių galių Lietuva per savo istoriją nesubrendo, liko vaiku. Mūsų laikysena, mūsų kompleksai, pozos, įžeidinėjimai, tai vaiko elgesys. Visą tai, ką mes darom, būdinga vaikui ir istoriniai poelgiai gali būti paaiškinti vaiko psichologiją. Čia yra Gintaro Beresnevičiaus citata apie mūsų užsienio politiką. Tai jeigu taip paprašyčiau pakomentuoti, kokius mintis sukelia, pačioj pradžioje šitas pasakymas. Ir tada grįžkim prie schemos, kurią aptarė pokalbio. Tai aš nenorėčiau ką per daug komentuoti, kadangi tiek autorių, tiek nuomonių, tiek vertinimų, tai viena per kitą jie atspindi, kaip sakyti, tam tikrą autoriaus požiūrį ir neabejotinai tam tikrą esančią tikrovės dalį. 20 metų dabar jau skaičiuojame nepriklausomybės raidos. Galim pasakyti, kad mes iš ties kai kurios dalykus, kai kurios dalykus sprendėme labai neblogai. Tačiau aš manau, kad vertinant visą šimtmetį Lietuvos istorijos, čia aš jau pats atsakyčiau, kaip sakyti, savo požiūriu, kad mes gyvename darydami geostrateginio pobūdžio klaidas. Mes esame geostrategiškai gana akli. Ir jeigu pasižiūrėti į, tarkim, Suomijos, Švedijos, ypatingai Suomijos situaciją, tai jie sugebėjo kur kas racionaliau atspėti geostrateginės tendencijas ir jomis naudoti. Lenkijos, kaip sakyti, antro pasaulinio karo drama taip pat rodė, kad Lenkija irgi nesugebėjo, kaip sakyti, tuo metu pajusti, kad ji nėra valstybė, kuri gali naudotis tų, kaip sakyti, geostrategiškai stipresnių aplinkui esančių šalių instrumentais. Antro pasaulinio karo situacija Lenkijoje parodė, kad visas jos 20-40 metų, kaip sakyti, raidos balansas nebuvo apgalvotas. Kaip sakyti, po to, jau įmant tą laikotarpį nuo po antro pasaulinio karo, ko gero Lenkija tapo įdomių variklių ir įdomių svertų visam buvusiam socialistiniam lageriui. Ypatingai, aš juokauju, padovanojusi pasauliui popiežių. Ir tas labai daug lėmė ir pakeitė labai stipriai
tendencijas ir, žinoma, Lenkija tapo stiprių veiksnių. Ir tarkim, nuo 80 iki 95 metų, tai ji labai daug prisidėjo prie pažangėsios atmosferos formavimo, bet dabar aš jau matau Lenkijos linktis į tokį, kaip sakyti, sakyčiau, išpuikimą ir susidaro nemažai problemų. Mes tuo tarpu šiandieną iš ties išgyvename geostrateginio pasimetimo visiškai aiškią fazę. Aišku, čia labai ilga kalba, aš apie tai rašau knygoj ir apie 10 kvailiausių Lietuvos sprendimų. Ir vienas iš jų yra geostrateginio aklumo problematika, apie kurią reikėtų kalbėti, nes iš ties šiaurės pusrutulį reikia suvokti, kad yra arba visoj, kaip sakyti, euroatlantiniai civilizacijoje yra neišpasakytai svarbus partneriai, tai yra Jungtinės valstijos, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Rusija. Tai yra sostinės, kurios visą nuo 19 amžiaus iki dabar įtakoja labai smarkiai procesus. Po to yra antro, kaip sakyti, jau lygio, tai yra Ispanija, Italija, kaip sakyti, Lenkija pretenduoja dabar į tai. Ir reikia galvoti, kodėl šitam paveiksle šiaurės pusrutulio Skandinavijos šalis, būdamos, kaip sakyti, demografiškai mažesnės, nepretenduojančios į didžiųjų valstybių, kaip sakyti, strategijas, bet sukūrė fantastiškai įdomią strategiją, kai šiandien Skandinavijos šalis vaidina didžiulį vaidmenį, kur tik paimsi. Europos Sąjunga, Jungtinėse tautose, santykiuose su kaimynais, kaip tik pasakau, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Islandijos pavyzdžiai yra fantastiški, esant toms mano minėtams 5 didelėms sostinėms. Lietuva dėja nesugeba rasti savo atsakymų ir tas geostrateginis aklumas mums labai smarkiai tinka. Gerai, ačiū Vytenį, tai dabar gerbiamas Rolandai. Vis tik aš labai Vytenis labai, man atrodo, gerą pradžią padarė, bet mes ir prieikim prie tos pokalbio skirimo. Kas tik tai vis tik tai pasaulyje diktuoja politiką? Ir kas yra pagrindiniai žaidėjai? Noriu atsiliepti Beresnevičiaus citatą. Noriu visi gerai. Be abejo. Nes iš tikrųjų jis palėtė labai svarbų dalyką, apie kurį diskutuoja Lietuvoje šimtmečiais. Ir iš esmės tai yra klausimas, kur mes einame, į rytus ar į vakarus, kas mes patys esame. Rytų Europos dalis, vakarų Europos dalis. Ir ne tiek geografiškai, kiek civilizaciškai. Šitą klausimą sprendė Smetonos laikais žmonės. Iki tokio, kad vienas siūlė iš viso išsikelti iš Lietuvos ir iš šitos perijos pabėgti taip, kad nereikėtų spręsti šito klausimo. Iš viso, paimkim ir išvažiuokim kažkur. Dėl to tas klausimas ir šiandieną yra iš esmės tas pats. Ar mes esam rytų arealo dalis, ar vakarų arealo dalis. Ir mes jį ir sprendžiam, ir skirtingą atsakymą gaunam. Ir nerandam iš tikrųjų, kaip Beresnevičius ir sako, kaip vaikai mes norim matyti pirmiausia tos vakarus. Aš pats esu ne vieną kartą sakęs. Lietuvis įsivaizduoja vakarus kaip vienetą. Jam ir vakarų Europa ir Jungtinės valstijos yra vienetas. Kaip tėvas ir mama. Ir kai tėvas ir mama, jis net neprileidžia minties, kad tėvas su mama gali susipykti ir išsiskirti. Kas ir vyksta dabar. Ir Lietuva pasimeta dar sykį, kadangi ta buvusi šeima, į kurią mes atseit įsiliejom, šiandieną irgi skyla. Ten yra savi interesai. Atsiranda dar vienas pasimetimo momentas. O jeigu kalbėti apie didžiąsias sostinės, iš tikrųjų mes nerandam tokio padoraus buvimo tų didžiųjų sostinių akivaizdų. Mes tai per daug bučiuojam rankutės vieniem, tai per daug bučiuojam rankutės kitiem, tokio kažkokio solidaus supratimo, kad mes nesam labai stambus ir įtakingi. Bet kad galima būti ir nesam stambiam padorioj būsenai, šito aš nematau per pastarosius 20 metų. Bet šiek tiek apie Lenkiją, ką Vytenis paminėjo. Lenkija prieš antrą pasaulinį karą buvo labai ambicinga. Neužmirškim, kad pirmą sutartį su Hitlerio Vokietija sudarė Lenkija 34 metais. Planuodama didžiulius ateityje laimėjimus kartu su vokiečiais. Ir gyvenimas juos nuskriaudė. Jie irgi buvo
tam tikroje tokio neapsisprendimo būsena. Irgi konfliktavo su rytais, siejo savo viltį su Prancūzija ir konfliktuodama ir su vokiečiais, ir su rusais iš abiejų pusių. Nu, galų gale, kuo baigėsi, mes žinom. Suomijos pavyzdys. Jeigu prieš karą jinai užėmė vieną poziciją, sakykime, neužmirškim, tai buvo vokiečių sąjungininkai. Nebuvo. Nu kaip. Jeigu ir tiesiogiai nebuvo, vis tiek tai buvo žymiai arčiau. Bet Suomijos ir Rusijos karo pamoką Suomija išmoko. Ir po antro pasaulinio karo jie labai aiškiai apsibrėžė, kas jie tokie. Jie užėmė neutraliteto poziciją ir iš šito labai daug laimėjo ekonomiškai, išnaudodami Rusijos rinką, Tarybų sąjungos rinką, į kurią jie tiekė galybę produkcijos. O dar sėkiai, kalbant apie Lietuvą ir apie mūsų neapsisprendimą, mes kažko panašus į tos pačius rusus, kurie šimtmečiais neapsisprendė. Ten yra zapadnikai ir slavenofilai. Tai savotiškai mes esame irgi kažkokioj panašioj padėtyje. Ir vieni visada galvoja, kad reikia būti ir tikti vakarams, tiek Rusijoje, tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, o kiti ieško buvimo pačiais savimi. Ir va šitą klausimą mes išsprendžiam šiandien ir atsakymų nėra į tą klausimą. Dauguma elito šiandien yra pasiruošę klausyti naujų šeimininkų ir jie tą daro. Jo, bet aš nežinau, kokia čia vedimo tvarka, aš norėčiau proponuoti, kad aš skirtingai nuo Rolando, kaip sakyti, kitaip matau ir istorinius procesus. Jie kur kas sudėtingesni nei tos schemos, bet tikrai galėčiau pasakyti vieną. Man visiškai nesuprantama lyga, kurią sergame, kai manome, kad yra kažkokios dvi Europos, rytų ir vakarų. Netiesa. Europa yra vieninga. Eurazijos kontinentas yra vieningas ir Europa kvėpuoja dviem plaučiais. Rytų ir vakarų plaučių. Ir rytų krikščionybė, ir vakarų krikščionybė yra ta pati krikščionybė. Ir rytų, ir vakarų, kaip sakyti, kultūrinės, civilizacinės mokyklos yra tiek persipynusios ir jos turi tiek daug bendrumų, kad ir skirtumų, visiškai tarp Sorbonnos universiteto, ir Petrogrado universiteto, ir Vilniaus universiteto bus visokiausių sąsajų ir taip toliau. Man labai patinka atsakyti šio požiūrio Andriaus Nedeskio atsakymų Napoleonui, kai Napoleonas atėjo į Vilnių 12 metais, paklausė, kas čia per universitetas ir ką iš šio profesoriaus dėstote, kokią chemiją. Sakė, gerbiamas šviesybė, tokia pačia kaip Sorbonai. Tai šiuo atveju aš galiu dar kartą atsakyti, kad aš kaip kardiochirurgas buvęs, aš operavau ir dariau tas pačias kardiochirurginės operacijas, kurias darė Magdabekė ar Karpantie. 2x2 yra ir Prancūzijoje, ir Afrikoje, 2x2 yra 4, bet nuo to interesų konfliktas neišnyksta. Dabar žiūrėkite. Bet kas atsiranda? Atsiranda ideologijos, kurios po to bando, kas yra konkretus Rolandas, konkretus Vytenis, konkretus Gediminas. Mes gi turim savo ideologinės pasaulėžiūrinės nuostatas. Tai diskutuoti. Mano atsakymas. Išties Lietuva turi, kaip sakyti, turi fantastiškus šansus, būdama nedidelė valstybė, išlaikyti savo prioritetus, suprasdama labai vieną dalyką, labai svarbu. Tiek Suomija, tiek šveicarai, tiek švedai, tiek danai, jie puikiai supranta vieną dalyką. Kuo daugiau į jų šalyse susipina interesų ir kuo daugiau jie sugeba tuos interesus pristatyti, tuo daugiau ir tuo stipresni jie tampa. Šveicarijos bankai priglaudžia lėšas iš viso pasaulio. Šveicarijos kalnai priima turistus iš viso pasaulio. Šveicarijos laikrodžiai žinomi visam pasauliu. Ir kas iš to seka? Iš to seka, kad Šveicarija yra šalis, kuri visiems reikalinga. Kai... Labai svarbu pasakyti, kad pasaulyje yra toks humoras. Aišku, Butanas yra labiausiai nepriklausoma valstybė. Kodėl? Todėl, kad nuo jos niekas nepriklauso. Tai tuo tarpu tie, kurie žino, kad yra negatyvios ir pozityvios priklausomybės, tie žino, kad reikia išnaudoti pozityvės priklausomybės ir vengti negatyvių priklausomybės. Suomija. Būtent pavyzdys pačio geriausio varianto. Lietuva, būdama Europos Sąjungoje ir NATO, turi visus šansus tapti
tapti puikiausia vieta Rusijos NATO bendradarbiavimui, Rusijos Europos Sąjungos bendradarbiavimui. Kas kliūdo? Ir išnaudoti fantastiškus svertus - naftos tranzito, geležinkelių, dujų, elektros energijos. Atominę elektrinę galime statyti su prancūzais, rusais, britais, vokiečiais, lenkais ir visais, kaip regiono gamykla, kaip regiono įmonė, kuri teiktų elektrą ir rytams, ir vakarams. Tai štai kur yra problemas. Yra fantastiškas galimybės išnaudoti tai, ką reikia. Problemos tai yra tavo tik geri norai ir tiek. Ne, gerai. Tavo blogi norai, gal žvilgsnis. Ne, Rolandai, gal... Bandom išsiaiškinti, kaip yra realiai. Plauk, Rolandai, jeigu galima, tai grįžtume... Realiai taip nėra. Aš ir sakau, bet štai kur yra galimybė. Mano supratimu, taip ir negali būti. Gerai, bet Rolandai, dabar visai tai, aš kaip pirmininkaujantis, visai tai siūlyčiau grįžti prie mūsų tos apsisprendimo, vedimo temos ir atsakant į pradžioj į tuos konkrečius dalykus. Kas vis tik tai pasaulyje diktuoja politiką? Kas pagrindiniai žaidėjai? Galų galėtas vienapolarinis, kaip minėta, ar daugiapolarinis užsienio politika yra mums naudingesnė ir geresnė pasaulyje. Nes praktiškai sugriuvus Sovietų sąjungoje gavosi vienintelis pasaulinis žandaras kaip Jungtinės Amerikos valstijos. Ir dabar lyg tai Rusijos stiprėjimas vėl, lyg tai tokios varsyklės kitos atsiranda, kad dar viena jėga auga. Ar pats kitaip vertintų? Ir Kinija... Ne tik. Aišku, po Tarybų sąjungos žlugimo pasaulyje dominavo Jungtinės valstijos ir jos siekia išlaikyti šitą dominavimą. Neužmirškim, kad jos turi ir bazės daugelį pasaulio šalių, tame tarpe ir Europos. 700. Taip. Neužmirškim, kad šiandieną praktiškai tik Jungtinės valstijos domisi visomis pasaulio šalimis bei išimties. Pradedant nuo to pačio Butano, baigiant Baltarusiją, kur atrodytų, kur jam ten tokios smulkmenos. Jie visur. Jie yra visur. Kitos tokios valstybės, kuri domėtasi kiekvienu pasaulio judesiu, šiuo metu nėra. Kinija. Ne, Kinija nesidomi taip smulkiai, jinai domisi savo konkrečiais taškiniais interesais. Bet aišku, per pastaruosius keletą metų formuojasi BRICS-as, Rusija, Brazilija, tos vadinamos šalis, taip, Kinija, Pietų Afrika. Formuojasi Kinija kaip atskiras geopolitinis darinys, Rusija bando vėl atsikovo dalį savo turėtų pozicijų, kalbos nėra. Ir Jungtinėms valstijoms šiandieną nebe taip jau gerai sekasi kaip prieš tai. Ir va čia iškyla klausimas. Lietuva pati savo yra atsakiusi ar ne? Mums naudingesnis yra vienpoliarinis pasaulis ar daugiapolarinis pasaulis? Vytenis pasauliui pirmam pasisakymui pasakė. Jisai paskui gal atsakys. Aš taip pat galiu pasakyti labai aiškiai. Ne, kad Lietuva neturi. Taip, ne, bet Lietuva, ką reiškia Lietuva? Bet paties manimo, Lietuva šiandien. Lietuva užsienio politiką formuoja šiandien, valdančioji dauguma. Vyteni, tu pasakyk savo nuomonę. Čia kas, galima laisvai polemizuoti? Ne. Dabar yra mano žodis, nes kitaip mes čia aš tiesiog tau vieną klausimą užduodu, kad paskui nereikėtų. Iš tavo taško žiūrint, Lietuvai geriau, kad pasaulyje būtų vienpoliarinė jėga, ar jų būtų daug tų polių? Lietuvai yra be galo svarbu, kad pasaulis būtų multipolarinis. Viskas, va aš šito atsakymą norėjau gauti. Šiandieną kol kas šito nėra. Nėra. Yra tik pretenzijos į daugiapolariškumą. Čia jau dabar Ir va šitoj vietoj ir iškyla klausimas, jeigu Lietuva, aš irgi sakyčiau, kad mes turėtume būti už daugiapolarinį pasaulį, bet Lietuvos elgesys šiandieną yra tarnavimas tik tam vieninteliam pretendentui į jėgos šaltinį. Mes visada teikiam prioritetą jam. Ir ne veltui, sakykime, kažkada yra tas posakis išėjęs iš Prancūzijos prezidento, kad mes praleidom gerą progą patylėti. Mes būdami Europos Sąjungos nariais, kada atsiranda interesų konfliktas tarp senų Europos Sąjungos šalių ir Jungtinių valstijų, mes dažniausiai paremam Jungtinės valstijas. Ir mes, ir Lenkija, visos tos naujosios šalys. Tai nepasakyčiau, kad mūsų politika tarnauja tam daugiapolariškumui. Dabar ypatingai įdomus santykiai yra Lietuvos ir Rusijos va šitam kontekste, geopolitinė tokia. Mano akimi žiūrint, va ta, ką Vytenis pasakė, tai yra tik geri norai, kurių niekada realizuoti nepavyks. Yra interesai, kurie visada susikerta ir visada susikirs. Ir šiandieną Jungtinės valstijos
siekia va tuos du pasaulio centrus, kurie gali jai realiai pakengti, aš turiu omeny Kiniją ir Rusiją, bando vienaip ar kitaip neutralizuoti. Ir tas priešraketinių kompleksų statymas Lenkijoje ir kitose šalyse. Tai ar mes dabar įsiliejam į šitą ar ne? Mes tampam pafrontės zoną. Nes juk amerikonai net neslėpia, pas juos yra ta vadinama vieno smūgio teorija. Jie apstato visą Rusiją raketomis ir paskui taip, kad rusai negalėtų atsakyti. Aš skaitau visą šitą Amerikos politologų straipsnis. Pas juos yra kita koncepcija, kaip galima šiandieną Rusiją įveikti. Tai yra masė pasienio konfliktų, masė lokalinių konfliktų Rusijos pasienyje ir vidinės destabilizavimas pačioj Rusijoje. Vėl klausimas, mes suinteresuoti tokią Rusijos įvykių eigą, ar ne? Ar mes suinteresuoti Rusiją silpninti ir ją galbūt potencialiai net suskaldyti? Ko siekia, be jokios abejonės dalis amerikiečių atvirai apie tai šneka. Ar vis tik mes suinteresuoti stiprią Rusiją? Vėlgi klausimas, Vytenio, porą žodžių, kad paskui nereikėtų grįžti. Paties požiūrį. Na, aš nesuprantu diskusijos, tai tu baigsi, tada aš atsakysiu. Ne, tai aš už tai ir siūlau, gal Vytenio... Gerai, atsakyk paskui. Mano supratimu, mes nediskutuojam šitokioj plotmėje. Juk jeigu mes einam kartu su amerikiečiais ir siekiam Rusijos silpnumo, tai mes turim savo iškelti kitą klausimą. Rusai pasiduos, mūsų manimu, yra tikimybė šitą pasiekti. O jeigu jie atsakys, tai mes tampam pafrontės zoną. Mes, Lenkija, kurie pirmieji ir nukentės. Tie, kurie žaidžia žaidimus mūsų rankomis, jie yra už vandenynų, jie nenukentės. Tai nukentėsim mes. Dabar žiūrėkit, paimkim Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos reikalus. Tiek Libijos karo atveju, tiek dabar Sirijos karo atveju susikerta interesai. Ir ne visi Europos Sąjungoje taip lengvai pasidavė spaudimui eiti Libiją bombarduoti. Dabar žiūrėkit, amerikonai reikalauja nebeprekiauti su Irano nafta. Ir tai yra visa pietų Europa kenkia pati savo, bet jie bus priversti tą daryti. Tai nėra tokio, geopolitiniam šitam lauke nėra Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų kaip vieneto. Yra skirtingi interesai. Ir kaip Europos valstybėse dalis pasiduoda, o tie patys graikai. Jie gauna, beje, mažai turbūt ką žino, graikai gauna iš Irano naftą žymiai pigiau ir plius kolonų. Plius būdami tokio ekonominiai padėtyje yra gyvybiškai suinteresuoti tą naftą. Jos verčia šiandieną nustoti jie pirkti iš Irano. Tai kokia nauda visai pietų Europai? Aš nelabai galiu suprasti. Aš suprantu, kokius uždavinius sprendžia Jungtinės valstijos savo pasaulio matymą. Bet Europa pasiduoda. Ir mes be abejo pasiduosim šitam kol kas. Mes neturim net ir jėgų ir galimybių. Ateina dar vienas įdomus dalykas, kalbant apie viso pasaulio reikalus. Arkties vandenyno reikalai. Ten už uostą yra daug dujų ir šiandieną prasideda viso pasaulio, ten kas turi nors kiek interesų. Lietuva čia vargu ar ką turės. Bet tiesiog ten formuojasi naujas konflikto židinys Arktikoje. O šiaip, baigiant, yra šiandieną vienas dominuojantis žaidėjas, mano supratimu, jeigu imsim visą geopolitiką. Ir yra bandymas Pietų Amerikos valstybių, Kinijos, Rusijos, Indijos, yra bandymas sukurti naujus politinės įtakos tokius šaltinius. Supratau, Vytenį turiu tiek pat laiko, kiek Rolandas kalbėjo, bet atsakydamas, jeigu galima dar vieną pastebėjimą, aš praktiškai gal pritarčiau dalinai Rolandui tiek, kad kiek teko dirbant Europos taryboje, girdėti iš Rusų Kosačiovo konkrečiai delegacijos vadovo, kad Lietuva visada, Amerika visuomet kalba Lietuvos lūpom. Ir pavyzdžiui, sakykime, kada kalbame apie tai, kad mūsų kažkada Adamkaus nevažiavimas į jubiliejinį, kur gegužės 9-osios paradą, vis tik tai generacijos tada Rolando žodžiuose, kad mes pasirodydami, taip kaip Beresnevičiaus žodžiai kažkokį tai pozą išmesdami, mes savo užsidėjom pačias didžiausias Europoje dujų kainą. Ar ne taip? Jo, tai matot, netgi ne kainos yra. Rolando schema yra jo schema. Jį, kaip
kaip sakyti, jis ją sukūręs ir jis ją grindžia. Nei čia man ginčytis, nei čia man polemizuoti. Taip, iš ties, Rolandas skambin, Amerika yra imperialistai. Tai aš galiu pasakyti, kad čia reikėtų labai daug pastangų padėti ir rodyti, kodėl turėtų būti kitaip. Amerikoje, aš galiu pasakyti, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra nevienalytės. Yra vanagų politikos atstovai, pradedant Džordžu Bušu jaunesniuoju ir konservatyviais respublikonais. Ir yra visiškai neokonservatorius ypatingai. Ir yra absoliučiai priešinga visa kita demokratinė Europa. Bet Vytenį mesgi žiūrėti į valstybės darbus. Taip, žiūrėkite, kokį čia pusiausvyrą. Leis pabaigti. Vieną sakinį. Nenutraukinėk. Tai yra demokratinė Europa. Yra demokratinė Amerika, yra Amerikos demokratai, kurie paskelbė reset politiką. Aš galiu pasakyti, kad aš netraktuoju Amerikos kaip imperializmo. Taip, Amerikos interesų daug yra visur. Yra Rusijos interesų. Ir Kinijos yra didžiuliai interesai, ne taškelė. Šiandien Kinijos galybė, dar po 10 metų, didžiausia ekonomika bus Kinija, ne Jungtinės valstijos. Taip pat atminkite, kad islamo šalis, ne Iranas. Visas islamo pasaulis yra neišpasakytai sudėtingas, įdomus ir pakankamai vieningas ir galingas pasaulis. Taip pat kur kas mažesnio galingumo nuo saugant yra Indija. Bet Indija negali konkuruoti su islamo kaip visuma, kur islamo bankai, islamo kapitalo sistemos, islamo centrai, islamo naftos ir dujų ir taip toliau valdymo resursai yra milžiniški. Tai, žodžiu, tikrai pasaulis yra multipolarinis. Ir man norisi pasakyti, kad jis toks ir turi būti. Štai kodėl skirtingai nuo Rolando. Aš galiu pasakyti, kad Europos Sąjunga man yra didelė vertybė. Ir Europos Sąjunga yra rimtas žaidėjas. Nes šiaip atskirai paėmus ir Prancūzija, ir Vokietija vienas pačios yra mažas. Tai yra 80-90 milijonų gyventojų. Tai yra net nežaidėjas dabartinių Kinijos arba Indijos arba Brazilijos rinkų atžvilgių, jeigu po vieną. Europos Sąjungos ir Lietuvos kaip Europos Sąjungos aktyvios, nes šitų euroentuziastas, eurofederalistas, skirtingai nuo paties nuo euroskeptikų. Bet aš matau kaip tik tame pridedamąją vertę, kad Europos Sąjunga, Jungtinės valstijos ir Rusija, štai kur yra naujojo atlantizmo šaknys ir būtinybė tą daryti. Būtinybė sujungti jas ir būtinybė turėti bendrą politiką, kuri galėtų labai aiškiai atsakyti į daugelį iššūkių, kurie turėtų. Rusija yra neišpasakytai svarbus Lietuvos partneris. Ir Europos Sąjungos yra strateginis partneris, ne bet koks. Tai kodėl dabar reikia kariauti su Rusija? Tamsta cituoji įvairių konservatyvių politikų samprotavimus. Konfliktai, židiniai, raketos. Taip. Tokių yra Rusijoje, tokių Jungtinės valstybės, tokių yra Lietuvoje. Aš tiesiog apšneku padėtį, kuris tokių yra Lietuvoje. Dabar reiškia konfliktai. Tarybų sąjungoje konfliktai vyko be Jungtinių valstybių pagalbos. Bet visi 88, 86 metais prasidėjo konfliktai. Dar esant Tarybų sąjungoje. Prisiminkime įvykius Karabache, kieno epocha, dar Gorbačiovo. Prisiminkime įvykius Kirgizijoje, kaip sakyti, Ošo provincijoje, prie Gorbačiovo. Kas jūs, amerikonai provokavo? Ką jūs? Tų konfliktų priežasčių negali. Kas kita Karabache? Kaip dabar aiškėja, ten prisidėjo ir jie. Bet palaukit, aš tas suokalbių teorijomis, aš netikiu, jos man neįdomios, jos yra fantastiškai geros, jūs jomis ir operuokite. Aš su suokalbių teorijom nieko bendro neturiu. Mano kaip istoriko diplomas neleidžia man operuoti suokalbio kategorijų. Tai dar kad sakau, taip iš ties konfliktų buvo jau konfliktai etniniai. Nacionalizmai, radikalūs nacionalizmai, kokie jie bebūtų, lietuviški, rusiški, lenkiški, amerikoniški, yra baisi nelaimė viso pasaulio. Fundamentalizmai, kokie bebūtų, religiniai, islamo, ateistiniai, komunistiniai, maoistiniai, fundamentalizmai, yra baisus dalykai.
visi fašizmai, nacizmai, stalinizmai yra baisus dalykai. Tai atskirkim tos dalykus. Aš esu demokratas ir esu visų kraštutinių ideologijų priešininkas, varžovas. Aš niekados nesutiksiu su lozungais Lietuva lietuviams ar ultra radikaliais nacionalistiniais pasisakymais. Pasaulis yra be galo sudėtingas ir man jis įdomus tuo, kad Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir JAV turi būtinai sukurti Šiaurės pusrutulyje labai bendrą erdvę, kur kultūrinė, ekonominė, socialinė, mokslo, infrastruktūrinė ir tam dėsiu visas pastangas, kad tai būtų. Žinoma, aš esu priešininkas Lietuvos konservatorių politikos. Lietuvos konservatorių politikoje dominuoja New Yorkas kaip sostinė. O aš jiems sakau, Lietuvos reikia įsiklausyti į Paryžiaus, Berlyno pozicijas, nes jos yra kur kas pažangesnės, nes jos tiesia lieptus tarp Maskvos, Berlyno, Paryžiaus ir Londono. Ir New Yorko. Mums reikalingi šitie tiltai. Mums reikalinga konstruktyvi politika. O ne šaltojo karo epocha ir visos tos, kaip sakyti, antrojo 20 amžiaus nesėkmių ir tragedijų epocha. Iš jų turim pasimokyti. Tas mano atsakymas. Tai dabar šitas mūsų pusvalandis praėjo, bet gerai, Rolandai, tu atsakysi, bet vis tik tai tada grįžtam prie mūsų temos. Kokie mūsų, kas mes esam šitam politiniam pasaulio žaidime? Kas mes per žaidėjai, kur mūsų vieta turėtų būti? Žodis mes priklauso nuo to, kas čia sėdės. Audronio Ažubaliaus ir Landsbergio mes yra vienoks. Vytenio Andriukaičio kitoks. Rolando Paulausko trečios. Rolando Ozolo kitoks. Tai čia demokratija yra. Neieškokit žodžio mes, kai yra demokratija. Demokratija reiškia, kad daugelio politinių partijų, daugelio politinių mokyklų pozicijos turi skirtis. Pirma sąlyga, kaip sakyti, Tada, jeigu galima Vytenį, tik vienas dalykas. Aš tikrai manau, kad šiandieninė politika, kuri šiandien vykdoma, yra absoliučiai nevaisinga. Gerai, bet Vytenį, tu sutiksi su to, kad valstybės užsienio politikoje kažkoks tęstinumas turėtų būti? Nesutiksiu. Nes va čia jūs esat iš tos vieningos srovės, kaip sakyti, koncepcijos. Jeigu žinot vieningos srovės, tai taip, tada reiškia jums pasakys, žinote, taip, reikia vieningai pratęsti konservatorių politiką. Vieningai reiškia pamanyti, kad mūsų strateginis partneris numeris 1 mūsų saugunime yra Jungtinės valstijos. Aš taip nemanau. Tai reiškia, tai kodėl turi būti vieninga politika? Socialdemokratų politika vienokia, konservatorių kitokia, tautininkų trečia. Tai šitaip kalbėti, mesgi demokratai. Aš tikrai noriu sudėti žodį, bet negaliu tada nepaklausti kito dalykų. Pats labai gražiai pasakoja apie Suomijos politiką pokario pasiimtą. A kas ten yra kažkas kito? Ten nėra demokratijos, nesikeičia partijos, bet politika išlieka ta pati. Ne, tikrai taip. 50 metų Suomijoje dominavo socialdemokratai. Pirmą kartą po 30 metų prezidentų išrinktas ne socialdemokratas. Suomijoje dalyvavo didžiąją dalį Suomijos politikos, formavo socialdemokratinį daugumą. Suomija turi savo nacionalistų, savo kraštutiniųjų, savo tikrų suomių ir taip toliau. Visko turi. Ar jūs kažkaip Suomija taip vieninga? Nieko panašaus. Nagrinėkite, kokiais atskirais parlamentinių rinkimų laikotarpiais, kaip keisdavosi jų politinės kryptis. Ir tai, kad Suomija didžioji daugumoje laikėsi socialdemokratinės krypties ir alternatyvos politinės, Willy Brandto politikos, tai tapo didžiuliu įnašu. Helsinkio konferencija sukūrė didelės permainas pasaulyje, bet Suomija yra savo radikalų. Nereikia mums apie Suomiją tiek daug. Aš noriu keletą pastebėjimo. Grįžtam prie Lietuvos. Ir prie Lietuvos, aš turiu atsiliepti Vytenio keletą teiginių. Pirmiausia, kaip bebūtų skirtingi supratimai mūsų, čia sėdinčių ir kitur sėdinčių, bet vis tiek yra Lietuvos kaip valstybės interesai yra. Kaip jai būtų naudingiau. Paimkim pavyzdžiui tą Nord Stream reikalą. Mano supratimu, kai pradėjo rusai su vokiečiais tiesti šitą vamzdį Baltijos jūros dugno, aš suprasdamas, kaip vokiečiams jis yra svarbus,
iš karto maniau, kad Lietuvos visi protestai neduos nei jokio pozityvaus rezultato, tik prarasim galimybę prisijungti prie to vamzdžio ir kažkokią naudą iš to. Dabar kodėl tu tą kartu, ką aš tą patį sakau? Nord Streamas, palauk. kelias reikia Lietuvai dalyvauti projekte bendrai. Taip, aš ne visur mes ten Bet skiriam. konservatoriai šio požiūriu to Aš tik noriu pasakyti... Rusų Ivano prie vamzdžio kas Vytenį, aš tik noriu pasakyti, kad yra... Kodėl sako, kad turi būti vieninga politika? Nėra jos ir negali būti. Aš lankiu, kad nebūsiu vieningai politika. Vytenį, Aš tavęsgi nepertraukinsiu, tu dabar mane... Tai aš taip pat elgsiuos kaip tu, tai nesigausta. Ne. Gerai. Aš tą ir noriu pasakyti, kad nežiūrint į skirtingas pozicijas, vis tiek net ir laikmetis parodė, kad reikėjo jungtis prie to vamzdžio. Mano supratimu, taip. Kaip kas begalvoja. Dabar apie to sąmokslus. Čia amžinas dalykas, bet Vyteni, jeigu tu istoriją studijavai, tai ten nieko kito ar neaprašo, kaip tik sąmokslus. Istorija yra sąmokslai, tai yra žvalgybos, kontržvalgybos kiekvienoje valstybėje. Tai tada reikia neigti akivaizdžius dalykus. Aš galėčiau pačiam parodyti, sakykime, prieš 10 metų jau, kokius dalykus amerikonai ruošė šitoms revoliucijoms arabų valstybėse. Taigi viskas šiandieną yra matoma. Tai buvo ilgalaikis procesas, visi šitie arabų revoliucijos vaisiai dabar, tai buvo pasėti kažkada prieš 10-15 metų. Ir žmonės buvo apmokyti ir taip toliau. Bet tai eina prie Lietuvos. Ir dar Tik vieną repliką. Iš ties, kuo daugiau tamsta manai apie sąmokslus, tuo mažiau istorikai randa tokių argumentų. Gerbdamas savo istoriko diplomą atsakau, nenoriu tuščiai diskutuoti dėl tuščių sąmokslo teorijų. Aš tada pradėsiu dar eretiškesnį mintį. Mūsų pačių kaip istorijos procesų dalyvių patirtis, mano ir tavo, pat aš matau, praėjo 20 metų. Ir mano akise Lietuvos istorikai rašo knygas apie mano pačio veiklą. Ir jie neteina manęs paklausti. Jie rašo taip, kaip jiems atrodo, nors dar gyvi visi dalyviai. Aš paimu knygą apie sąjūdį Lietuvos. Aš ten nerandu nieko panašaus to, kas vyko. Ir dėl to aš jau ne vieną kartą sakiau, istorija yra ne mokslas, Vyteni. Deja, istorija visada aptarnauja politinį užsakymą. Ir dėl to nepavydžiu aš tavo istoriko nebuvau. Bet palikim šitą diskusiją. Tik vieną repliką. Politikoje dešinieji daugiausiai naudoja istoriką kaip dabartinės politikos instrumentas. Aš dabar atsiliepsiu dar vieną tavo. Galima pabaigti. Taip, mano supratimu Galima pabaigti. Antras dalykas. Dar kartą atsakau. Rimtos istorinės studijos. Rimtos istorinės studijos. Ką reiškia rimtas? Rimtos. Tai paties požiūrių rimtas. Labai atsakau. Labai dalykiškai. Yra rimtos chirurginės mokyklos. Yra Čia visiškai skirti. Yra rimtos istorikų mokyklos. Yra pseudo istorija. Gali šiandieną visos post-tarybinės respublikos. Nu tai čia tavo nuomonė. Ne mano nuomonė, jos perrašo istoriją. Nu gerai, tvarkoju. Ir tai nuolat vyksta ir vyks. Rolandai, aš grįžtam prie Dar vieną dalyką, negaliu nepakomentuoti Vytenio gražų norą, kad susikurtų šiaurės pusrutulio vieninga erdvė. Jis sakė savo nuomonę, Tai ne apie nuomonę šneka. Ir Putinas to paties nori. Jo garsioji kalba Lisabonai pasakyta, kad jis irgi už Europos, Eurazijos, nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Bet aš apie tai ir šneku, tai yra geri norai, tai yra tas wishful thinking. Yra pilna žmonių, kurie į pasaulį žiūri taip, kaip jie norėtų, kad būtų. Bet pasaulis yra tik toks, koks gali būti. Ir šiandieną ta erdvė, Vyteni, mano supratimu, apie kurią... Ko tu nori? Dalyvauti Nord Stream'e ar nenori dalyvauti? Jeigu nori dalyvauti, tai dalyvauti. Jeigu nenori, tai nedalyvauti. O tada būtų sakyti, žinote, aš neturiu jokių norų. Neskubi, aš ne apie tai šneku. Tai apie ką šneki? Tu kalbi apie galimybę gyventi draugiškai Jungtinėm valstijoms, Europos Sąjungai ir Rusijai. Ne tik galimybę. Aš to siekiau ir sieksiu. Aš tau bandau įrodyti, kad tas yra neįmanoma. Tai čia tau neįmanoma, o man įmanoma. Nes tu bijai. Aš to bandau... Tu bijai, tu baigys, tu nenori žingsnį eiti į priekį. Aš pirmą tau noriu pasakyti, kodėl... Tu manęs negąsdink, kad
kad neįmanoma, ar bandė, kad neįmanoma. Man toks įspūdis, kad man tarp jūsų dviejų reikia sėsnės ir reikia. Žmonėje bando 100 metų tą padaryti. Vitelį, tu kaip istorikas gi puikiai žinai, kad Ne, aš pozityviau labai teisingai Konfucijus pasakė. Yra tamsa aplinkui, nesiskus, uždėk žvakę ir jau šalia tavęs bus šviesiau. Tai tada reikia eiti kunigus. Tai ne į politikus. Aš vieną sakinį dar pridėsiu pabaigai. Kodėl yra neįmanomas tas draugiškas buvimas va tokio didžiulio regiono? Todėl, kad Jungtinės valstijos gyvena geriau už mus, tik dėl to, kad išnaudoja tą kitą pasaulį. ES senosios valstybės gyvena geriau, tik dėl to, kad išnaudoja kitą pasaulį. O čia prasideda tarybinio propagandisto Tai yra logika. Apie tarybinį propagandistą. Logika paremta kalba, kas klišė kalbos. Logika yra ta pati. Ką čia ginčyti? Čia propaganda. Palauk, tai tu tiesiog nematai tada pasaulio. Nematau, esu aklas, prisipažįstu, sėdžiu šalia tavęs, esu ir noriu būti aklas. Ir nenoriu klausyti tokių propagandinių kalbų. Gerai. O tu lygiai taip pat iš tavo pusės eina. Visiška tokia... Tai viskas, tai pirmiausia, mes kaip demokratai sutarėm. Sėdi du skirtingi žmonės. Visiškai skirtingi. Ir sakot, kiekvieną savo nuomonę. Rolandai, grįžtam į rėmus, į kuriuos mes pradėjom. Nes jūsų vienas kito replikos aš tikrai nesuvaldysiu arba turi sės per jūsų per vidurį. Man atrodo, žaidžiam tas žaidimo taisyklės ir užduotas klausimas, kur mūsų vieta Lietuvos. Aš tą uždaviau klausimą ir pat tada norėčiau išgirsti. Ir Vytenį, duodu tiek pat laiko, kadangi mes turim, liko mums 20 minučių po 10 ir savo matymą, arba po 2 kartus po 5. Ir būtų prašymas, kad, sakau, vienas pakalba, kitas gali, kad nenutraukinėtų, nes jiems čia gaunas barnis nelabai. Čia ne barnis, čia yra labai fundamentalus pasaulyje žiūriniai skirtumai. Ir labai fundamentalus. Gerai, apie Lietuvos užsienio politiką. Prioritetai. Nu, kad tu manęs pradedi. Gerai. Nesupyk, Vytenį, bet klausimą vieną to pradedu. Jau Lietuvos arti. Paties požiūriu. Vat Lietuvos interesas yra, kad karaliaučiaus sritis priklausytų, kaip dabar Rusijai, ar kad grįžtų Vokietijai. Iš Lietuvos valstybės žiūrint interesų ilgalaikį. Kad aš nežinau, kaip tos klausimus keliamas, tas klausimas seniai išspręstas. Nu, ne, kodėl. Yra keliami tokie klausimai. Kas kelia Ozolas, kas dar? Ne, ir tie patys konservatoriai mielai paremtų. Tai tik užskaitė savo... Man tiesiog įdomus tavo požiūris. Mano visiškai akivaizdu, seniai Europos Sąjunga ir Rusija ir Lietuva seniai išsprendė Kaliningrado klausimą. Tai yra Rusijos dalis. Tai ko dar čia klausė? Ne, aš taip, kokiam kontekste aš klausiu? Kokiam? Nu tai Todėl, kad pilna yra Lietuvoje žmonių, kurie karaliaučiaus rytį norėtų grąžinti vokiečius. Pilna. Ir ne tik Lietuvos. Jų yra ir Vokietijoje, jų yra ir Lenkijoje, jų yra visur. Bet kodėl aš šitą klausimą keliu? Todėl, kad mano supratimu, nes vieną daiktą reikia pasakyti. Klaipėda, Kaunas ir Vilnius yra administruojami Lietuvos valstybės pirmą kartą istorijoje nuo 45 metų. Prieš tai niekada šito nebuvo. Mes kažkaip užmirštam, kad tie 3 miestai nebuvo kartu. Ir dėl to, kodėl aš keliu karaliaučiaus klausimą? Jeigu ten grįžtų vokiečiai, mano supratimu, Klaipėdos krašto problema iškiltų automatiškai nelabai po ilgų metų. Nelabai po ilgų metų. Kaip mes čia gerai benorėtume su visais gyventi. Lygiai taip pat eikim dabar aplinkui Lietuvos pasienį. Lenkijos klausimas. Taip, Lenkija lyg ir buvo apsiraminusi pokario laikotarpį. Bet dabar jinai pradeda lygiai tą patį, ką jinai darė tarpukario laikotarpį daryti. Sakykime, oranžinė revoliucija Kijeve. Taigi, aš nežinau, gal vėl Vytenis neiks, sakys sąmokslo teorija. Atvirų tekstų yra parašyta, kas finansavo ir kas labiausiai buvo suinteresuotas oranžinė revoliucija Ukrainoje. Nu, tai yra faktai, yra knygos jau parašyta. Amerikonų pinigai ir Lenkų didžiulė tenais organizacinė įtaka. Dėl to, kad aš Lenkiją žinau netgi geriau negu Lietuvą, aš jos stebiu daugelį dešimtmečių. Lenkai neužmiršo nei vakarų Ukrainos, nei vakarų Baltarusijos, nei Vilniaus krašto. Tuo labiau, kad tą, ką jie atgavo po antro pasaulinio karo, ką Stalinas jiem atidavė, nurėždamas nuo Vokietijos, jie praranda tenais. Kaip vėlgi benorėtume gyventi visi draugiškai, vokiečių įtaka toj daly Lenkijos didėja metų iš metų,
Ir savo ruoštų jie permeta įtaką čia. Ir niekur nuo to nesidės. Pati Ukraina, į kurią mes irgi kažkaip likti, tai mūsų artima kaimynė, mes čia bandom kažkokią savo įtaką daryti. Pati Ukraina šiandieną, mano supratimu, tai yra laikinas darinys. Ir jinai skils į tas dvi dalis anksčiau ar vėliau, mažiausiai dvi dalis. Patys ukrainiečiai apie tai rašo kiekvieną, viskas ten yra viduje jau paruošta. Tai yra tiek skirtingi civilizacinių požiūrių dariniai, kairys ir dešinis krantas. Čia ir vėlgi ne aš čia sugalvoju. Ukrainiečiai kiekvieną dieną jau atvirai apie tai diskutuoja. Kaip reikėtų išsivaikščioti, tyliai, ramiai ir visa kita. Tai apie Lietuvą. Tai Lietuva, bet Lietuva tai visą laiką dalyvavo Ukrainos įvykius. Tas pats Adamkus važinėjo, stovėjo, mojavo rankomis. Mano supratimu, nelabai suprasdamas, ką jis ten daro. Bet vėl tas nebuvimas iš Lietuvos aiškaus požiūrį. Bandymas pasiekti kažkokių rezultatų, kurie iš vis neįmanomi yra. Iš vis neįmanomi. Ir dabar reikia arčiau, paimkim tą pačią Baltarusiją mūsų kaimynį. Man, pažiūrė, nesuprantama. Jeigu taip žiūrėt visiškai atitrauktai. Kodėl mes tą Baltarusiją puolam? Kas ten yra jau blogiau negu kitur? Kad mirties bausmė yra Baltarusijoje. Tai Jungtinėse valstijose jinai yra irgi. Ir Japonijoje yra mirties bausmė. Kad jisai tuos du teroristus sušaudė, tai Sarkozy sušaudė iš vis be teismo. Ta, kur dabar Arabą, ta, kuris nušovė keletą žmonių. Iš visų be jokio teismo ir mes iki galo net nežinom, ar tikrai tą nušovė. Bet mes jau esam pasiruošę ir žinau, kad Seimas balsuos dėl dar naujų santykių apribojimų su Baltarusija. Ir vėlgi, reiškia, mes išeinam iš amerikiečių interesų ir iš Lenkų interesų. Lenkai turi savo interesus į vakarų Baltarusiją pirmiausia. Ir mes šiandieną, darydami tai, ką darom Baltarusijos atžvilgiu, tik tarnaujam Lenkijos ir Jungtinių valstijų interesams. Aš šitą tik taip matau. Ir dar vieną dalyką pasakysiu. Reikėtų padėkoti šiandieną Lukašenkai, nes jisai mus skiria nuo Lenkijos, o Vilniaus kraštas ir Lenkija yra atskirta šiandieną Baltarusija. Ir jeigu taip atsitiktų, kad Baltarusija pakliūtų į Lenkijos įtaką, arba į Europos Sąjungą pakliūtų, nebeliktų va šito tarpo. Ir Vilniaus krašto problema tik užaštrėtų. Tik užaštrėtų. Dabar daug kas vėl girdžiu spaudoj tokios, kad reikia su skandinavais bendrą politiką daryti ir taip toliau. Nu vėl, norėtai galima. Ir aš norėčiau. Bet realiai aš matau, kad yra neįmanoma, niekada nebuvo šito istorijoje, nors mūsų skiria nedidelis tarpas jūros. Bet skandinavai visada gyveno atskirai ir mano akimi žiūrint visada gyvens atskirai. Išskyrus, kad čia bankus savo pasėjo, kurie nugręš nuo mūsų pinigų. Tas pats yra ir už tą santykių nėra su estais jokių rimtų. Nes estai gravituoja į tą skandinavišką erdvę. Ir jiems visiškai mes esam neįdomus, nebuvom neįdomus prie tarybų valdžios. Estai gyveno savarankiškai ir gyvens dabar. Ir dėl to, kaip mes benorėtume, mes čia vėliavas keliam, Estijos, Latvijos, neįdomus mes esame estai. Nuo Latvijų. O Latvijai, aš turiu pasakyti liūdną faktą, bet jūs paskaitykit pačių Latvijų samprotavimų. Ventspilio mero ir kitų tokių gana aukšto rango pareigūnų, jie nemato Latvijos ateities kaip valstybė. Iš esmės tai yra failed state. Šiandieną Latvija. Jie prarado trečdalį gyventojų per pastarosius 20 metų. Lietuva irgi prarado, bet ne tokiais mastais. Jūs pavažinėkit po Latviją, kas ten liko. Iš pramonės neliko nieko. Gyventojai išsibėgioja. Ir turėkime omeny, kad Latvija neturi valstybingumo tradicijų tokių kaip Lietuva. Nereikia užmiršti ir šito. Ir dėl to, kaip, mano akimi žiūrint, kaip mes benorėtume visi čia gražiai ir draugiškai gyventi, istorijos ratas sukasi pagal savo logiką ir norint net išlaikyti Lietuvos valstybę, reikia žiūrėti realiai į įvykius. Realiai. O ne taip, kaip man norėtųsi, kad būtų. Gerai. Viskas. Gerai, kol kas. Klausimas įtėjant tavo apie mūsų vietą Lietuvos.
tarp kaimynų. Tik tai tiek galiu pasakyti, kad nesutinku su daugeliu Rolando išsakytų pozicijų, daugeliu. Aplamai nenorėčiau diskutuoti tokiam kontekste, kadangi aš gerbiu jo sukurtą viziją, jis ją turi. Ir tokią viziją, kurio, kaip supratau, blogiečiai yra amerikonai, lenkai, blogiečiai, nežinia, ar blogiečiai vokiečiai, Lukašenka jau baltarusiai ne blogiečiai, rusai vėl nežinia, nes yra blogiečiai ar ne. Tai žodžiu, blogiečių ir geriečių toks choras. Tai taip supaprastintai, kaip sakyti, matyti yra lengva papasakoti žmonėms labai paprastai žodžiais. Bet už tų žodžių labai nedaug istorinės tikrovės ir istorinės tiesos. Tai čia visų pirma. Dabar antras dalykas, mano atsakymas, kaip aš matau Lietuvos poziciją. Lietuva iš tiesų turi labai didžiulius, kaip sakyti, šansus dalyvauti, aktyviai dalyvauti ES, Rusijos dialogė, ES naujųjų kaiminių, Baltarusijos, Ukrainos, Kaukazo dialogė. Turi labai galimybės geras diskutuoti NATO Rusijos partnerystės kontekste, turi labai puikias sąlygas išlaikyti aktyvų vaidmenį tarp mano minėtų 5 sostinių, tai New Yorko, Londono, Paryžiaus, Berlyno, Maskvos. Ir taip pat, kaip sakyti, tiesti lieptus su Varšuva ir ieškoti, kaip sakyti, kuo daugiau pozityvių taškų. Ir yra labai daug bendrų ir gerų darbų, gerų programų. Lietuva iš ties, Lietuva galėtų ir turėtų pritraukti kapitalą ne tik iš ES ir Jungtinių valstybių, bet iš Rusijos, iš Kinijos, iš Skandinavijos. Mums reikalingos darbo vietos, reikalingos įmonės, reikalingos gamyklos, reikalingas dujų eksportas, importas per Lietuvą. Mums reikalingas bendrų elektros tinklų sujungimas su ES ir Rusijos rinkomis. Mes turim išsaugoti rytų rinkas, mums jos labai reikalingos. Mums čia reikalingos gamyklos, mums reikalingas kapitalas bet koks. Ir ES, ir Jungtinių valstybių, ir Rusijos kapitalas. Reikia nuimti visus apribojimus, kaip sakyti, tam kapitalui, kad investicijos ateitų, kad būtų galima statyti įmonės. Mums reikia žalios naftos eksportą per būtingės terminalą padidinti ir susitarti su Rusijos kompanijomis, kad jos galėtų eksportuoti per Lietuvą naftą. Galėtų kuo daugiau tranzito padidinti. Mums reikalinga suvienyti, sujungti interesus. Štai, kam reikia griauti Rusijos, Lietuvos ir Vokietijos pramoninius interesus dujų sektoriui. Tai yra fantastiška galimybė bendradarbiauti. Dabar elektros energetikoje. Tai pasikvieskim rusų atomininkus, prancūzų, vokiečių, britų, įjungkim lenkus, latvius, estus ir darykim bendrą koncerną, kuris galėtų statyti atominę ir nebūtinai kviestis iš Japonijos. Ir tada tu turi didžiulį šansą energetikos tranzitą, elektros stovės tranzitą iš rytų į vakarus perdavinėti. Tai yra milžiniškas kapitalas. Toliau, pasikvieskime į kitus sektorius, į informacinių technologijų kampanijas amerikiečių. Pasikvieskim į informacinių technologijų kampanijas kiniečių. Kaip sakyti, šitos silikoninių slėnių specialistų. Padarykim Lietuvą tarptautiškai labai priimtina šalim. Jeigu Rolandas taip kalba apie multipolarinį pasaulį, tai jį realizuokim čia. Visi šansai yra čia padaryti. Būtent šita kryptis yra Lietuvos. Pati pozityvi kryptis - demokratija, reiškia dialogas, multikulturalizmas, reiškia dialogas su visais kaimynais, aktyvi pozicija ES, aktyvi pozicija NATO pilotiniai projektai su Rusija Lietuvoje, Kaliningrade, bendradarbiauti ir dar kartą bendradarbiauti. Štai koks atsakymas. Bet Vyteni, tada man iš karto toks paprastas labai klausimas. Sakykime, Rusijoje vyko prezidento rinkimai, prieš tai Dūmos rinkimai ir štai mūsų Lietuvos reakcija.
Mes kiekvieną kartą šokam palaikyti opoziciją, net nežinome, kad ta opozicija pas jūs yra Žirinovskis. Tai kalbate mes, o šito mes demokratinėje Lietuvoje nėra. Demokratinėje Lietuvoje mes yra konservatoriai, yra tautininkai, yra liberalai, yra, kaip sakyti, socialliberalai, yra darbo partijos. Kas tie mes? Nustokim kalbėti šitokiais totalitarizmo žargonais. Mes, Lietuva. Valstybė. Dabar valstybės politika priklauso nuo to, kokia valdančioji dauguma susidaro parlamente. 5 metai buvo viena valdančioji dauguma, 5 metai, ką išrenka šalies prezidentų, ką išrenka užsienio reikalų ministrų ir kas oponuoja. Aš oponuoju jiems. Man, pavyzdžiui, visiškai nesuprantama, kodėl Grybauskaitė reikėjo nevažiuoti į Varšuvą. Visiškai nesuprantama, kodėl Dalia Grybauskaitė bijo važiuoti į inauguraciją į Maskvą ir siunčia ambasadorių. Nu, absoliučiai nesuprantama. Tai čia, kaip sakyti, man visiškai akivaizdu, kad priešingai, mums reikia būti ir dalyvauti visur. Yra skirtingų taškų, vadinasi, koks sprendimas? Apvalus stalas, dialogas, polilogas, sėdėkime ir kalbėkime. Bet ne kažkokia tai izoliacija arba kažkokia tam žini priešą. Baigite su tai savo priešais, jau aš pavargau nuo tų priešų, aišku. Priešai dėja niekur nedingsta nuo to, kad tu pavargai. Mūsų laikas jau į pabaigą. Aš žinau, kad tau neįdomu. Nu, Vyteni, paimk į kadangi yra priešai, tai reiškia... Ne priešai, yra interesai. Aš galiu pasakyti, kad yra skirtingos nuomonės. Tie, kurie skaitys ir klausys per video, tegu atsirenka... Aš tik noriu vieną atsiliepti, vieną niuansą. Sako, išnaudoti Rusijos potencialą eksportuoti naftą. Rusai pasistatė savo uostus, Ust-Lugas ar Ust-Lagas. Ust-Lugas. Ir viskas eis per ten. Paklausyk. Tai kai pasižiūrėk, pakalbėk su kompanijom. Nepakanka tų uostų. Nepakanka į vieną Nord Streamą vamzdžio. Pasaulyje yra labai daug. Yra kita logika. Tai tu norėtum, kad būtų tokia pravertė? Tai negi to, ką tu pasakei, kas nors gali nenorėti. Tai darykim, tai ko čia ginčijamės? Bet problema yra tame, kad tu nori to, ko niekada nebus. Tai gerai, tu nori to, o tu ko nori? Aš noriu realiai pasižiūrėti į pasaulį. Pažiūrėjau į tave realiai, dabar ką manai, pasikat? Ne. Tai klausim, ką daryti? Pasikat pasaulio pabaigą. Kas siūlai konstruktyvaus? Kas siūlai žingsnį į priekį? Nu, pasiūlyk man, aš siūlau, susėskim su Rusais diskutuoti dėl naftos, dujų, tranzito, pinigų, vizų, bevizio režimo. Diskutuoti. Sudėti, kad reikia daryti, o ne diskutuoti. Tik aš žinau, kad to nebus daugelio, nes yra kiti interesai. Tai gerai, aš kovosiu su tais interesais. O tu ką darysi? Taip, tu stoji į poziciją tų rusų, kurie tiki, kad prieš raketinę tą gynybą, kuri Lenkijoje statoma, yra nuo Irano raketų. Dar kartą sakau, nesvarbu, kur aš stoju, aš galiu pasiūlyti pozityvių žingsnių paketą, kurį, būdamas vykdomoji valdžioj, daryčiau. Atsiprašau, aš tą dariau daugelį metų. Tai kas, bet rezultato tai nėra. Po trupučiuką yra rezultatai, va štai yra demokratinė visuomenė, va štai yra jūsų žinioj, kitas laikraštis kito, yra polilogas ir tegul jisai gyvuoja. Mes čia stengiamės ne Vytenio poziciją aiškinti. Tai aš negaliu pasakyti, jeigu kvietėm Vytenį, reiškia Vytenio poziciją. Jeigu davėt man tribūną, norite išklausyti, aš ir ištakėjau. Ne, Vytenį.